Sveiki! Šiandieną mes esam sporto klubo Naglis Gym patalpose. Ir šiandieną mes mokinsimės, kaip apsiginti nuo rankos smūgių, o ne pulti rankos smūgiais. Taigi, pradėsime, kaip ir visose pamokėlėse, nuo to, kad mums reikalinga taisyklinga stovėsena. Šiandieną priminsiu 6 pamoka, kad jūs galėtumėt atremti priešininko smūgius. Priešininko smūgius mes galime atremti pasiblokuojant rankom, pečius pakėlus aukštai, kad petis dengtų barzdą, kaip ir mokinomės smūgiuoti tiesius smūgius, priminsiu. Tiek viena, tiek kita ranka smūgiuoja. Alkūnė taipogi yra prispaudžiama prie korpuso, kad nebūtų pakelta, kad nepraleistume smūgių į korpuso tiek koja, tiek ranka. Todėl labai svarbu rankos, kad būtų pakeltos, pečiai taipogi pakelti kažkiek į viršų, taip patogiai, kad jūs galėtumėte ranka neužsiblokavus smūgių, užsidengti ir su pečiu smūgį. Taigi, rankos smūgiuojame, pasiblokuojam tiesiog kaip vėžlys įnerdami į savo kiautą. Tiesiog pasikavojam tarp pečių ir rankų smūgius atremdami su savo sulenktom rankomis. Taigi nebūtina visą laiką pasitikti smūgį savo rankų, blokuojant savo rankomis. Jos galima tiesiog išvengti, kada jūs smūgiat, jūs galite tiesiog pasilenkti nuo šoninio smūgių, pasitraukti šoną, kada smūgis pro šoną praeina ir tiesiog atsitraukti atgal. Tai yra keturi būdai. Pirmas, rankom užsiblokuot galit. Antras, pasitraukti šoną, pasilenkt, kaip boksininkai vadina, saulutę padaryti. Kada šoniniai smūgiai eina, mes vėliau pademonstruosim tai praktiškai, kad jūs galėtumėt pamatyti. Ir tiesiog spėt atsitraukti, kad priešininkas nedasiekia jūsų. Ir visą tai galima išmokti treniruojantis, stebint video medžiagą ir to pačiu mūsų sporto klube. Praktiškai per keletą savaičių tai galite labai nesunkiai valdyti. Taigi, šiandieną teorijos būtų tiek. Toliau pereisim prie praktinių veiksmų, taipogi su komentaru, kaip galima tai praktiškai padaryti, kada priešininkas jums smūgiuoja. Taigi pereinam prie praktinių veiksmų, kaip apsiginti nuo rankų smūgių. Taigi pirmas veiksmas tai yra tai, kada priešininkas smūgiuoja, kaip ir minėjau, kairė ranka tiesiai jums tiesiog arba į nosį, arba į barzdą, arba tiesiog į kaktą. Vadinkime į veido sritį. Mano rankos pakeltos ir aš tiesiog pasilenkiu, pažiūrėkit. Kada jis smūgiuoja, neatsitraukiu šiuo atveju šiek tiek, bet tiesiog pasilenkiu iš šono, jisai kaktą man už, į kaktą, ir pasilenkiu. Kad aš galėčiau po to užėti arčiau priešininkų smūgiavimui. Pasilenkiu. Žiūrėkit, nepasilenkiu taip, kaip nors, bet pečiu uždengdamas barzdą, pasilenkiu ir ranka praėjo pro šoną. Toliau, sekantis veiksmas. Kada smūgiuoja dešinė ranka, vėlgi jums į veidą. Aš pasilenkiu į tą pusę. Pasilenkdamas barzdą uždengiu pečiu, tačiau akim stebiu priešininką. Kad praėjo smūgis. Praėjo smūgis, kad aš galėčiau vėlgi atlikti įvairius veiksmus smūginius rankom. Prasilenkiu. Taip. Pasilenkiu. Tai kaip ir minėjau, kairė ranka į vieną pusę, į kitą pusę. Šiuo atveju, jeigu jisai kairė ranka muša man su kairė ranka, tai aš pasisuku į dešinės savo kojos pusę. Ir atvirkščiai, jeigu jisai dešinę muša, aš pasilenkiu į kairės pusę. Ir žiūrėkit, aš pritupiu, nesilenkiu iš korpus, bet tiesiog pritupiu, pasitraukiu į šoną. 1, 2. Toliau, kada yra smūgiuojama tiesiog šoniniai smūgiai. Kaip aš darau? Jisai smūgiuoja kairė ranka dabar man smūgį, aš pasilenkiu. Dešinę. Tiesiog, kaip su nosim, norėčiau nupaišyti mėnuliuką. Įsivaizduokite nosį sudėjus prie skriestuvą ir nupaišau. Barzda prispausta ir pasilenkiu. Pasilenkiu. Kaip pastebėjot, rankos prispaustos, kaip ir gynybiniai pozicijai, kojos patogios, kad jūs neprastumėt pusiausvyro, nes dažnai būna prasilenkia ir patys nubėga į šoną. Praranda pusiausvyrą. Tai labai svarbu. Pasilenkiu. Ir pasilenkdamas aš jau galiu vėlgi atakuoti, nes aš esu arti priešininkų. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad pasilenkus jūs galite prieiti prie arti priešininkų. Toliau, sekantis, kada jums smūgiuoja tiesų, vėlgi arba dešinė, arba kairė ranka, jūs tiesiog atsitraukėt atgal. Tai yra jūsų priklauso nuo jūsų reakcijos, ant kiek tai spėsit padaryti, atsitraukiu ir iššoku ir po to galiu permušimą daryti.
persmūgiuot, jeigu jisai nespėja atsitraukti. Arba tiesiog išvengiu smūgių ir aš toliau judu, atsitraukiu. Jaučiu distanciją ir atsitraukiau tam, kad jisai nepasiektų mane. Tai būtų tokios 3 esminės technikos, kada smūgiuojama tiesiai, kaip ir minėjau, iš šono pasitraukiu ir vieną ir kitą. Kada iš šono kablys yra iš kairės, iš dešinės rankos, pasilenkiu. Ir kada tiesiai smūgiuoja, tiesiog atsitraukiu. Tai yra tokia nesudėtinga technika nuo rankų smūgių, kada jūs nekontaktuojat su žmogum. Sekantis momentai yra tai, kada jūs nespėjot pasilenkti, nespėjot atsitraukti, nespėjot į šoną pasisukti. Paprasčiausiai jūs smūgiuojat šoninį smūgimą. Aš tiesiog pasiblokuoju savo ranką. Kaip pastebėjau, žiūrėkit. Aš vėlgi petys uždengia bardą, ranka pasikelia aukščiau, ir jinai įsitempia taip, kad mano ranka atlaikytų jo rankos smūgį ir ranka eitų į šoną. Tai reikalauja ir fizinio pasiruošimo. Jeigu fiziškai silpnas, gali netyčia, kaip ir rodžiau, ranka atsmūgiavo ir jūs galite būti nukautuojamas. Dešinė ranka lygiai tas pasiblokuoju, petys uždengia bardą ir čia dar kartą pasiblokavau. Ranką stipriai laiko, taip, kad negalėtų priešininkas jūsų nukautuoti. Vėlgi, jeigu ranka silpna, gali nueiti į šoną, taip jūs galite prarasti laimėjimą arba tiesiog būti nukautuotas. Tai šitoj vietoj yra tiek kairė, tiek dešinė ranka. Pas vienas, kitas. Kada smūgiuoja kairę ranką, jūs galite tiesiog pasiblokuoti, nusimušti šoną. Kitas momentas, nusimušu, į šoną nusimušiu. Žiūrėkit, kada aš nusimušu, aš kažkiek pats pasitraukiu į šoną, dešinė ranka dar kartą, pasitraukiu į šoną ir pats į ranką pablokuoju. Rankos aš negaudau ir nenoriu nuvesti iki pat žemės žemyn. Man užtenka pasiblokuoti į šoną. Kairė ranka, ir kairė ranka dar gali pasiblokuoti ir su jo priešininku kairė ranka, su savo kairė ranka. Į šoną išmušti. Tiesiog pasitraukdamas, kad jūs jau jeigu nespėsit, žiūrėkit ranką, todėl labai svarbu kažkiek į šoną pasitraukti, kad galėtumėt nusimušti ranką į šoną. Kad galėtumėt pereiti prie smūgių. Taigi, šiandieną mes kalbėjom apie savigyną nuo rankų smūgių, kada kontaktuojam su priešininku rankų smūgiuojamom ir kada mes tiesiog išvengiam jų neliesdami. Taigi, ačiū visiems. Šiandieną buvot kartu su Nagli Gym ir kartu su Sporto bulvaru. Iki sekančių pamokų. Iki.